mokymui šventinu šį kryžių, vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios, kad tie, kurie melsis garbindami šį kryžių, patirtų kūno ir sielos palaimą, prašome per Kristų mūsų viešpatį. Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Ačiū labai visiems už dėmesį, už prisijungimą prie gražios maldos pašventinimo. Postik ne baltos dienos, ne balti pakrančių putinai. Ir veršelis, ir žilvyti žalias, liūdesiu pravirks gailiai, gailiai. Ir veršelis, ir žilvyti žalias, liūdesiu pravirks gailiai, gailiai. Gal bitelė avilio nerado, pasiklydo vėjas ajeruos. Akmenėlis gal neteko žado, nuo žinios skaudžios ir neramios. Akmenėlis gal neteko žado, nuo žinios skaudžios ir neramios. Ir bitelė avilį surado, nepaklydo vėjas ajeruos. Tik dvi širdys žodžio nesurado, žodžio vieno žodžio niekados. Tik dvi širdys žodžio nesurado, žodžio vieno žodžio niekados. Aš norėčiau, kad naktim žvaigždėtom ir dienom tu būtum su manim. Aš norėčiau, kad mane lydėtum, šiandien žygin mūšin ar ugnin. Aš norėčiau, kad mane lydėtum, šiandien žygin mūšin ar ugnin. Baltos ievos, tik ne baltos dienos, ne balti pakrančių putinai. Ir berželis, ir žilvyti žalias, liūdesiu pravirks gailiai, gailiai. Ir berželis, ir žilvyti žalias, liūdesiu pravirks gailiai, gailiai. Einu aš tai dabar į namą parodys, o pas mus grįžti, gerai? Muziką reikia uždėti. Muziką uždėti. Apie panoramą rodysit mumis? Aš labai norėčiau, bet nepriimu. Ką? Ką? Jau tau, taip mes susitiksim. Oi, šiandien šarfą mašinį. Su malūnu ant spaudų parsinešti, ką nors pasveikinti, kokį
palinkėti. Labai gražu. Vekselį galite užrašyti, mes patvirtinam, viskas galioja, viskas tikra, jokio falšo. Apeisim dar ir paskui grįšim, tai va ką tik pradėjom veikti. Tai ką jis taip nuvežti? Nu. Gyvi, gerbėmėjai, ponai ir ponios, labai malonu šiandien jumis sutikti. Esu labai nepatenkintos nuotaikos. Gavome tokį kaip ir pranešimą, bet pirmiausiai norėčiau prisistatyti. Esu viešosios tvarkos sergėtojas. Taip. Ar matyti, Gavom pranešimą, kad Birželio 2 dieną dingo pono Danieliaus dviratis. Tai šeimininkas turi įtarimų, jog dviratis buvo pavogtas. Tuo pagrindu policijoje įregistruotas pranešimas. Šiuo metu vyksta tyrimas, ieškome liudininkų ir paskelbta dviračio paieška. Gero daiktą be priežiūros palikti nereikia. Visą laiką atsiras, kad tik priglūdžia. Vot, mes viską toj pat ir įsiaiškinsime. Tu nekišk liežuo, kur nereikia, ne tavo daržas, ne tavo pupos. Visi turime prisidėti prie tvarkos saugojimo. Todėl norėčiau, kad jeigu kas matė, žino, girdėjo apie šį įvykį, nedelsdamas duotų parodymus ir neiškraipydamas faktų. O kas diena, ponas policininkė? O, patirnai naujienų turit, ką? Gerą dieną, ponas Danielį, jūsų paslaugoms Antanas Jurkus, policijos nevirš pareigūnas. Malonu, tai sakau, gal naujienų kokį? Deja gaila, bet dar nieko pradžiuginti negalime, vyksta tyrimas, ieškome liudininkų. Gal kartais ir atsiras man čia koks nors patikimas liudininkas, bet jums tik leidus, aišku. Na, o savo ruoštų, jeigu jau kas padėsit, skolingas neliksiu. Kaip sakant, ūkis klesti, malūnas veikia, o jūs darbuokitės, tamsta darbuokitės. Ačiū. O, šit. Tai matau, kad kalba vaikinukai rinki du tarpusavyje. Gal ką žinote, ką? Klausykit, o koks tas dviratis buvo? Juodos spalvos, naujas toks. Klausyk, vaikinukas. Gal einam mes ten į tą ramesnę vietelę ir pasišnekėsim draugiškai, ką? Gerai, bet savo eilės negaliu praleisti. Petrai, pranešk, kai mano eilė prieis. Gerai, tik nesąmonė nepraskalbink. Tai man pasakysi? Nu, aš nežinau. Kur dviratį paslėpė? Aš gal mačiau, sėskis, važiuok. Oi. Gal kas žino, kur tas dviratis? Nieks nežino. Važiuok, man viskai to iškloti. Mink greičiau, padam. Немножко в сторону. Есть. Слава тебе, немножко, мы приехали. Добрый день. Так, никакой очереди, только дав. Поможете кто-нибудь стоять, все смотрят, никто не помогает. Na, dabar jau galim eiti arbatinę, kol jiems sumaus. Man amžinai sekas, kol sulauksiu, kol namo parvažiuosiu, ką tave kur? Tai gal tu kokį pasmatymą paskiri, kad taip neršti? Nebijo. Vyra, Niekur nedės. Padėkit čia. Jei tikrai myli, niekur nedings. Ай, мужики там живут, какие все. Это не оставь. Ну, мальчики, еще один мешочек, и тогда все будет. Tai gal mes eisim. Ну, и лентяи везде, такие лентяи. Žinok, turiu pavogęs policininkų. Žinok, nemačiau. Aš galvoju, kad mačiau. Вот, все такие испуганные. Еще один. И так можешь только поезжать. А ты возьми свой этот пиджак. Опа! Ой, все, да. В другую сторону.
девочки, так. Вода! Вода, вода, где вода? О, девочки! О, какая красавица! Спасибо, красавица! Sveikata tamsta. Neturim laiko čia su jumis stovėti ir А, еще я. Спасибо, красавица. Так что, договорились, да? Быстро, только быстро. Liuliaisti tą. Žiūrėk, kūjis krenta. Šaltas vanduo, ne alus, bet vis tiek gerai. Tai atsisakot. Ar gersi? Ačiū. Net 3 litus vankalį. Šaldas tikrai. Toliau. Ačiū. Tai čia ne pliurpki rašinėja, žiūrėk, tavo liūdą. Žiūrėk, ir dabar pro šalį kals. Iškuot antrą galą reikia duoti. Kelintą monetą čia gali dabar, man gali pasakyti. Čia pavyzdžiai. Jis muziejų kalą. Taip, dirbu. Ne taip kaip tu, štampininkų jį gali pasakyti. Tai iki kalvė. Ar stripdai su kūrų padirbėsi čia dabar. Kalbė nesitrauk. Duokit žmonėms. O, biškai nelabai pataikė, bet tiek. Nu, dar vieną ir visą. Gerai. Kaip mums išskirti, va, matau? Šiedą atskirti nuo šitą štai. Sukybo kažkas susiklynė. Per stipriai matomai kalė, kas nors ir užsėjo. Minkštas metalas. Nu jau grįžti, dabar dar esu prie žaliukų Malūną. Pas Laimutę nuėjau. Jau grįžinėjau. 5 man nėra, dabar mūsų Leokadijos. O čia vietoj, čia parduos metu tik tai, ne? Ne, čia yra tik tai žaidimas, žaidimų. Nebeisiu. Va, štai yra šitas atvirukas. 905 metais siūstas. Siūstas tais metais. Bet va, aš vis tiek va atvažiausiu. Kada jisai dirbo. Šiauliuose. Nu, gerai. 91-95. A nebekasėt šiandien? Yra tų metų leidybos. Yra Sūzų kalbos. Ai, būtų, jo. 150. Bet nelabai norėjai. Nori grybų? Prašom paimti. Litukas. Ai, tai tada 2 litukai. Yra dar giros ėmė. Arbata ir pyragaitis. Ten galite susėsti. Čia į kultūros fondą. O gal čia į pavėsiką įsit? Yra galima atsisėsti. Gal norės? Nu gerai. Atsisėsk, ir aš tik atsigers arbatos. Prašom, ponai, prašom. Siaubas, kaip jie su žvyru išklausys. Kas jas paims? Tris mergai. Ai, na taip, atsisėsit ir apžiūrėsit. Taip. Kaip čia breliai šiandien einasi labai. Ai, muziką dėl jūsų paleisim. Nu, tokių širdučių tai tikrai nebuvo tų aparatų namuose. Taip, tais laikais. Taigi receptai iš 36 metų knygos, viską kepdavo taip. Nebuvo aliuminių keptuvių. Ačiū manęs, pažiūrėt ar šiaip jau moterų. Ir man miela tave pamačius, taip senai nesimatė, jau kai vieno vakar. Pradėk. Ir baigsiu skiauterėlę. Žinai, kai tu žingsniuoji ant savo
trumpų kojelių. Tu sviruoji savo širmą galvelę, visoms moterims baisiai.